Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvoje dalyvauja 9 sostinėje gyvenančios šeimos. Šios šeimos bando rūšiuoti šiukšles, bando įrodyti ir savo ir kitiems, kad rūšiuoti yra paprasta. Štai tiek, 8 maišai plastiko buvo surinkti per savaitę. Visas šis plastikas vėliau dar kartą buvo perrinktas bendrovėje Ekoservis. Plačiau apie šią iniciatyvą reportaže. Štai čia prieš 4 metus Santariškėse statytuose privačiuose namuose gyvena iniciatyvos dalyviai. 2 gatvės, 9 šeimos. Iš viso 18 suaugusiųjų ir 17 vaikų bei paauglių. Prie kiekvieno namo Ekoservis pastatė po 4 konteinerius skirtingoms šiukšlių rūšims. Stiklui, plastikui, popieriui ir buitinėms atliekoms. Na, čia gyvena, sakykime, medikai, turi 2 vaikučius, toliau yra bankininkas, toliau ministerijos žmogus, aludaris, finansų, reiškiasi, analitikas, toliau vėl bankininkas, verslininkas, architektas. Na, žmonės iš tiesų, kurie dalyvauja aktyviai visuomeniniame gyvenime ir iš tiesų žmonės labai džiugiai sutiko tą žinią ir labai mielai įsitraukė visą idėją. Kas savaitę antradieniais čia atvažiuoja Ekoservis mašinos. Jomis surenkamos gyventojų išrūšiuotos į specialius maišus sukrautos šiukšlės. Įmonės rūšiavimo gamykloje šie maišai išpakuojami. Visos surinktos antrinės žaliavos atidžiai sveriamos ir suskaičiuojamos gramo tikslumu. Vėliau stiklas, popierius, plastikas dar kartą išrūšiuojami pagal frakcijas ir keliauja į perdirbimą. Eksperimentas susideda iš keletų aspektų. Tai pirmiausia, reiškiasi, norime išskirti ir suprasti gyventojų, žmonių, šeimų vartojimo tendencijas, kokios tendencijos yra skirtingose šeimose, priklausomai nuo socialinio lygio, reiškiasi, nuo vaikų, suaugusių, reiškiasi, šeimoje kiekio. Ir žinant, reiškiasi, susikaupiančių atliekų ir antrinių žaliavų kiekius, mes galėsime parinkti labai tiksliai taros dydį, aptarnavimo dažnumą, žmonių poreikius, išsiaiškinti vartojimo subtilumus ir visus kitus dalykus ir atitinkamai pasiūlyti iš tiesų, reiškia, priimtiną ir visuomenį malonį ir sakysim, ir gerą tą paslaugą. Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvos metu surinktą plastiką krauname savo studijoje. Tad po pusmečio visi pamatysime, kiek plastikinių šiukšlių būtų patekę į sąvartyną. Tęsime laidą. Trumpas dosije. Renata Mikailionytė jau 20 metų puikiai jaučiasi mados versle. 16 jį pradėjo modelio darbą, vėliau su bendraminčiais įkūrė modelių agentūrą. Dabar jie organizuoja didžiausius Lietuvoje mados renginius. Augina 2 vaikus, Mariją ir Justą. Yra susižadėjusi su savo draugu Mindaugu. Dažnai mums atrodo, kad modelio gyvenimas tai nuolatinis savo grožio puoselėjimas, triukšmingi vakarėliai ir tik patys madingiausi drabužiai. Tačiau išgirdusi tai, mūsų pašnekovė Renata juokiasi, vadina tuštybę. Daug mieliau ji dabar renkasi darbinį kombinezoną, guminius batus ir vis rečiau demonstruoja savo nepriekaištingas rankas. Nors pas mane labai geri nagai ir mano rankos buvo kaip modelio, labai buvo filmuojamos reklamos ir taip toliau. Dabar tos rankos, kurios buvo labai filmuojamas reklamos, jos staiga pradėjo mirkti žemėje. Reikia ten eiti kažkur tai ir nerodyti tų žemių po nagais, bet aišku, jos nukenčia ir aišku, jos oda kitokia ir taip toliau, bet kažkaip tai, pasidėpi kremų, kažką padarai ir nieko čia tokio. Man tai iš viso neegzistuoja tie dalykai, man natūralu viskas, aš nedarau problemų. Man niekada nebūdavau ir nemirkdavau grožio salonuose. Bet tai yra ironiška, žinai, merginos, kurios nevaikšto podiumu, kurios negyvena tos mados gyvenimo, tikrai to žodžio prasme, jom atrodo, kad visa tai yra labai normalu. Soliarimai, grožio salonai, kasdien besikeičianti mada, o tos, kurios tame, jom visai tai nesvarbu, kodėl taip yra. Nežinau, aš sakau, man yra, čia yra paradoksalu visą laiką, galbūt, žinai, galbūt tos ir kaip visą laiką kalbama tą temą, anoreksija, bulimija ir taip toliau. Iš tikrųjų, modelių nedaug serga, labai nedaug, o serga tos, kurios nori būti modeliais. Ir jos galvoja, jeigu jos sukūs, jos paklius ant viršelio. Supranti? Čia yra psichologija. Šitos ligos yra psichologija. Ir aišku, tuštybių mūgė kaip turi būti, patikėk. Ar tu matai, kaip serga kaštonai? Tai yra liga plinta oru.
nuplinta oru ir jinai viso Europoje yra. O kaip su ją kovoti? Vieni sako, kad galbūt po žiemos šaltos jau nebebus, kiti sako, kad reikia purkšti jas, bet tai labai brangu yra. Kiti sako, kad reikia lapus deginti. Nes tos lėliukės miega, įsikonservavusios tose lapose, jos nepažeidžia vaisiaus. Jos pažeidžia tik tai lapus vizualumą. Tai labai liūdna, ne? Nemanykite, kad Renata Mikailionytė iš savo gyvenimo braukė mados pasaulį ir neria į sodininkystę. Ji puikiai mados renginių organizatorė ir modelių agentūros savininkė. Šiandien ji pasiekė tokį profesionalumą, kad atrodo yra nepakeičiama, bent jau kol kas. Tačiau šalia mados ir šeimos atsirado dar ir žemės darbai bei studijos. Jau antrus metus Renata kasdien važinėja į Buivydiškių žemės ūkio mokyklą, studijuoja landšafto dizainą. Dieninėme skyriuje. Beje, studijuoja taip, kad gauna stipendiją. Iš tikrųjų, kada tu pakeliauji, kad ir tą pačią Vokietiją nuvažiuoji, pilna parkų yra. Sutvarkytų labiausiai, o nešneku Šveicariją, Austriją ir Angliją ir ten, tai kada grįžti, tai tu galvoji, pas mus yra tokia nekultūra, kas link to tokia, bet iš tikrųjų taip negalima sakyti, nes yra galbūt, gal mes esam labai maža šalis, neturtinga šalis. Užuot piktinusius nesutvarkytais parkais, liūdnais skverais ir apleistomis gatvėmis, Renata pasiraitojo rankovės ir pati kibo į darbą. Ir supranti, kai pradėjo tos akmenės gražiai dėti, aš galvoju, kaip gražu, pagaliau Pranciškonų gatvė, gi tokia faina yra, mažytė, žinai, trumputė, pagaliau, sakau, jinai tvarkosi, taip, žinai, ir taip toliau. Po to ten, kažkoks įėjimas, žiūrėk, labai gražiai susitvarkė, matai, laiptukus padarė, kažkokį landšafto architektą gal kažkokį pakvietė, akmenis tokias tujas padarė. Ten kažkas, aš net nežinau, kažkas tai bus, dar net nespėjau per. Ir galvoju, reikia padaryti kažkaip tai čia, bet mūsų kaimynai tą sieną nudažė, taip, žinai, galvom, reikia kažkaip tai, gražintis, žinai, ir aš pagalvojau, žinai, labai tiktų, žinai, pas Dovilį ir Mindaugą nuvažiuoti į Sibirkos rožyną ir nusipirkti tų rožių, erškėtrožių, kurios yra 18 amžiaus iš tikrųjų. Žinai, kažkas taip pasakytų, kam to reikia, gyveni savo kieme už šitos tvoros. Bet kaip gražu, žinok, prašau, labą dieną ir klausosi Andris. Tai supranti, bet... Čia nieka nebus, šuniukai. Matai, man visi tą patį žmonės. Užaugs, pamatysit. Aš tai galvoju, kad užaugs. Pone Praeivė sako, kad nieko nebus, sakė, kam tu čia dirbi, šuniukai, va. Vaikšto ir žinau, Nu va. niekasgi nežiūri. Nu va, matai. Padarysite čia vėl. Bet gal mes ir pradedam tą tvarką daryti? Po truputį. Renata pastebi, koks yra užkrečiamas geras pavyzdys, kai matai kažką gražaus kaiminystėje, tai labai įkvepia. Tada tiesiog imi ir darai, o kai pradėti daryti, sunku sustoti. Gamta juk didžiausia menininkė, sako Renata. Šitos beproto gražios, jos man Nidą primena. Jo, ir Nida, ir man Tauragė jos primena, Kosmėjos. Jo, ir jos kaip krapai lapai. Žinai, ką darydavom? Nagus. Nagus klijuodavom, taip ir... O mes vaikystėje, žinai, ką darydavom? Pasingus. Jo, vaikiškai. Ir su kuo sakydai, su kuo tu eini šį vakarį pasimatymą su to Kotūniu? Nu, taip panašiai, jo. Mes taip pat darydavom. Tai va, ne? Jo, ir mes dar žaisdavom su degtukais lėlėm. Ar tu žaisdavai su degtukais lėlėm? Paimdavai degtuką. Ir kaip degtuko yra ta sieros galvutė, tu ją perverdavai per centrą ir jau būdavo tau dama su sijonėliu. Ir mes žaisdavom berniuką, mergaitę pasidarydavom ir taip toliau. Tai kai pradedi gyventi tą gyvenimą, tai tada visos tos pasaulinės parodos, jos labai žinok, jau kaip kviečia. Kviečia, vilioja, taupai pinigėlius, ten jau tu manoja, važiuoji ir ten praleidi parodoje 8-9 valandas, nesupranti, kad nori tualetą, nesupranti, kad nori gerti, nes eini paviljoną ir žiūriu, kodėl man taip silpna, tai nukrisiu. Nes ir gėlių aromatas toksai, žinai, paina nuo lelyvių iki ten, žinai, tokios aštrios, žinai, jos visas susimaišo, tai taip. Ir žinoma, labai norisi atsivežti visokius sėklom. O sėklom ten iš viso gali visus pinigus praleisti. Pas maestro Stasį Pavilaitį pasodinau, tik tai reikia nurinkti. Jo. Pasinau hortenziją, žiūrėk. Man labai patinka, man labai patinka nuvažiuoti, tik tai va, šiais metais labai apipuolė šitie, reikės nurinkti viską. Man labai patinka, net jie vasarą visi, ką būna Palangoje ir jie gyvena. Man labai patinka nuvažiuoti, pavyzdžiui, į kokias nors bazės ir išgelbėti nupiepelius augalus, kurie kainuoja po 3 litus kokius. Ir jie mirs ir aš tada jos pasiimu
pasodinu ir jie atsigauna ir labai labai faina. Kiek prisimenu, Renata visada mokėjo pasirūpinti ne tik gėlėmis, ji visada nuoširdžiai mokėjo pagalvoti apie draugus ir kaimynus ir tam visada užteko laiko. Aš spintas prasižiūriu ir viską atiduodu draugių vaikams. Justuko rūbai, Marijos rūbai ir tikrai jie yra nešiojami ir tikrai. Ir aš skatinu kiekvieną žmogų nekaup kaip žiurkėnam kažkur tai antresolėse tenais, nes netgi gal tai yra, kaip pasakyti, netgi, nežinau, pavyzdžiui, ten vieną vaikelį pasigimdai, kitam tenais kaupi, žinai, bet niekaip negali pastoti. O gal tu nekaup ir tu lengviau pastosi. Bet visokių tokių pamastymų yra, supranti. Na, galų gale bus diena, bus problema, bus sprendimas. Ir aš kažkaip irgi galvoju, kad, na, tie drabužėliai labai gražus, bet, na, jeigu tu laikysi juos kitam vaikeliui, tai jie jau bus, na, tiesiog morališkai pasenę vietoj to, kad jie gali eiti ratu keliauti iš rankų į rankas. O ta draugė bus tavo labai patenkinta, nes gal jinai kokia yra faina aktorė arba studentė arba dar kažkokia, kuri dabar jai tikrai tų rūbelių labai labai reikia ir tu jai labai labai tau mintise labai padėkos. O viskas yra bumerangas gyvenime. Jeigu tu ištiesi ranką, tai tau išties ranką nebūtinai tas pats žmogus, o galbūt kitas, visiškai netikėtas. Nu, aš tikiu tuo labai, nes tai vyksta kiekvieną dieną, absoliučiai kiekvieną dieną. Tas pagalvojimas apie kitą ir yra ta didžiausia ekologija, bet jo aš taip galvoju. Nu, ne didžiausia, bet jau bent jau žmogiškoji, ta tokia socialinė. Aišku, ten yra tų visų... Žiūrėk, čia yra etnografinė gėlė vaizgina, tokia graži, ne? Jinai žydi kažkaip? Jinai žydi, bet jinai žydi pavasarį ir taip toliau. Bet pažiūrėk, kaip jinai po to atrodo faktūriškai gražiai. Labai gražiai. Gražiai, ne? Mėsingi lapeliai. Jo, mėsingi lapeliai. Ir aišku, aš ten, kadangi čia yra 1 metų gėlynas, tai jis dar nėra įaugęs. Bet čia, pavyzdžiui, yra rožė, kuri vadinasi Gloria Dei. Jinai yra tokia geltona ir matai, oranžinė tokie rausvi lapukai. Man šitą rožę mano močiutė augindavo. O čia žiūrėk dar labai graži rodė, aš tai kur parodysiu. Tradiciniai ir netradiciniai sielos ir kūno daktarai vis dažniau ir vis garsiau kartoja: sustokite. Daugėja psichozių, daugėja baisių ligų, kurios yra streso pasekmė. Jūsų dėmesio reportažas apie naują gyvenimo ir mąstymo būdą. Judėti lėtai. Tai jau ne prabanga. Tai gyvybiškai svarbu. Kviečiu žiūrėti. Kaip išmokti neskubėti ir mėgautis gyvenimu, kuris dovanotas mums tikrai ne tam, kad per skubą jo nematytume.